Adriana. Netikrantis tiltas visai. Šitas tai buvo Aha, nu jo, va, o čia. Ai, Linai. Mėly žiniasklaidos atstovai, gerbiami stebintys mūsų per nuotolį. Šiandien rengiame spaudos konferenciją. Lietuvai nedelsiant reikia pokyčių, laukiant rinkėjų aktyvumo, antrajame rinkimų ture į Seimą. Ir pristatysiu savo kolegas, dalyvaujančius šioje konferencijoje. Aš atstovauju Lietuvos Lenkų rinkimų akciją Krikščioniškų šeimų sąjungą, kolega Kęstutis Vilkauskas, Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas, Linas Kukuraitis, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos Seimo narys, Agnė Širinskienė, politinės partijos Nemuno aušra atstovė Seimo narė ir Asta Kubilienė, Lietuvos žaliųjų ir valstiečių sąjunga. Šiandien konferenciją rengiame tam, kad Lietuvos rinkėjams pademonstruoti mūsų vienybę opozicinių frakcijų, kurie vertino, kaip valdančioji dauguma, konservatorių partija dirbo visą šią kadenciją ir dėl to mes siekiame pokyčių, kurių laukia mūsų žmonės. Dėl to tose apygardose, kur mes konkuruojame su konservatoriais, mes vienijamės ir siekiame, kad laimėtų tie Seimo nariai, kurie priklauso čia išvardintoms opozicinėms partijoms, remiame tuos atstovus. Visose apygardose be abejo laukiame garbingos konkurencijos, garbingos kovos, kas turi būti demokratinėje valstybėje. Ir be abejo, mūsų pagrindinis šiandien tokia irgi žinutė rinkėjų aktyvumas, kad nebūtumėt pasyvūs, be jūsų nieks valdžios nepakeis, kad jūs ateitumėte į antrą turą, balsuotumėt už mūsų kandidatus. Ir taip pat mūsų kolegos pateiks savo poziciją čia spaudos konferencijoje. Spaudos konferencija surinkta neatsitiktinai, tai jinai vyko po mūsų partijų pirmininkų pokalbių, susitikimų ir dėl to dabar norime pademonstruoti mūsų vienybę antrajame rinkimų ture. Dabar paprašysiu savo poziciją pateikti kolegės Seimo narės Astos Kubilienės, Lietuvos žaliųjų ir valstiečių sąjungos atstovas. Ačiū gerbiama Rita, sveikinusi su visais. Ir prisidedama prie gerbiamos Ritos minčių, aš noriu atkreipti dėmesį į tai, kad per paskutinius 4 metus, tai yra per vieną kadenciją, buvo sugriauta tai, kas buvo statoma dešimtmečiais. Buvo pasikėsinta į valstybės pamatus. Tai yra prigimtinė šeima, kalba, tradicijas, tikėjimą, prisiminkim Monikos Navickienės bandymą uždrausti švęsti Kalėdas. Norima perrašyti istoriją, kalbu apie norą ištrinti iš mūsų atminties Marcinkevičių, Salomėją Nėrį ir kitus. O valdančiųjų dauguma nubalsuoja už tai, kad faktinis vadovas kabutėse būtų Landsbergis, kurio tauta neįrinko. Užteko 4 metų, kad būtų sugriautos sveikatos apsaugos ir švietimo sistemos. Po visą kadenciją mus lydėjo valdančiųjų skandalai. Nuo pedofilijos, čekučių, nepotizmo iki tų paskutinių įvykių, kada nusikalstamas pasaulis galimai duoda politikams kyšius, duoda dovanas, kurios yra tikrai labai brangios ir nedeklaruojamos, iki pinigų plovimo. Iš tikrųjų būtų galima vardinti labai daug, bet man atrodo, kad labai svarbu dabar, turinti šitą galimybę rinkimus, pakeisti šitą valdžią. Kad būtų kiekvienas balsas atneštas į balsadėžes. Manau, kad tai yra labai svarbu, nes tas pasakymas premjerės, kad praeis 4 metai ir išsirinksite kitą valdžią, gali jau būti nebeaktualus.
Prisiminkim nepaprastąją padėtį, kada buvo diskutuojama, ar reikalingi šiuo laikotarpiu rinkimai. Todėl tikrai kviečiu visus ateiti ir pasakyti valdantiesiems ne, pasakyti Lietuvos valstybingumui taip ir balsuoti už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatus vienmandatėse apygardose, nedaryti jokių kompromisų su sąžine ir pasirinkti atsakingai. Ačiū. Dėkuoju kolegijai Astai Kubilienei. Dabar žodį suteiksiu socialdemokratų frakcijos atstovui, Seimo nariui Kęstučiui Vilkauskui. Labą dieną visiems. Noriu pabrėžti, kad čia visi susirinkę kolegos palaiko vieni kitus ir tikrai kaunasi prieš dešiniuosius rinkimų fronte. Aš manau, kad visiems mums pavyks, bet aš norėčiau akcentuoti į tai, dėl ko mes visi dalyvaujame rinkimuose ir norime, kad laimėtų būtent centro kairiosios jėgos. Nes konservatorių ir valdančiųjų pozicija buvo mūsų piliečius labai, parodė tai rinkimų labai tokia neigiama tuo atžvilgiu, kad jie nekomunikavo, nebendravo, arogantiškai elgėsi su įvairiom socialiniam grupėm. Tai iš tikrųjų ir parodė rezultatai, kad socialdemokratų partija pirmoji ir kitos kairiosios jėgos tikrai išėjo į priekį. Nes mūsų svarbiausias tikslas dabar, manau, kad ir kiti kolegos sutiktų, jie programinėse nuostatose savo tai pažymėjo, investicija į žmogų. Investicija į žmogų, į mūsų pilietį, tai yra į mediką, į mokytoją, į socialinį darbuotoją, į senjorą, į moksleivį. Nes tai labai svarbu dėl to, kad žmogus galėtų pasijausti oriai, kad jis yra vertas dėmesio ir tai galima pasiekti be abejo įvairiom ir ekonominiam, bet ir labai svarbu ir žmogiškąja prasme. Nes tas atstumimas ir selekcionavimas piliečių mūsų į labiau patrauklius ir mažiau patrauklius, tai tikrai negali būti. Ir manau, vienas iš pagrindinių mūsų dabar piliečių ir žmonių Lietuvos tikslų ateiti ir išrinkti tą valdžią, kuri jų klausysis, kuri supras, išklausys ir priimant bet kokius sprendimus tarsis būtent, o nepriims kažkokius tai atrodo labai protingus kabutėse, bet vienašališkus sprendimus. Ir noriu pakviesti mūsų žmonės, kad būtinai ateitų į antrą turą, kad nesudegintų tų balsų, kurie jau yra uždirbti mūsų piliečių tam kandidatui pirmam turė. Tai yra labai svarbu, nes kartais žmonės galvoja, kad jau šitas pirmas turas praėjo, čia girdžiu ir kam čia į antrą turą eiti, nes jau tas kandidatas gal ir turi tų balsų, tai tikrai nesusiklaidinkit, mėly žmonės, eikite į antrą turą. Ir labai prašau jūsų, stebėkite visus pažeidimus, būkite pilietiški, praneškite, jeigu vyksta kažkokie tai, sakykime, neteisėti veiksmai ar bandoma pakeisti rinkimų eigą. Tai būkime visi pilietiški, ateikime, stebėkime, nes pirmam turė aktyvumas buvo tikrai didesnis negu praeitais Seimo rinkimais. Tai padarykime dar kartą bangą prieš konservatorius, prieš valdančiuosius ir susikaupę ateikime prie balsadėžių ir padarykime labiau socialiai teisingą Lietuvą. Ačiū Kęstučiui. Antrinu, kad labai svarbu tie rinkėjai, kurie pirmam turė rinkotės Nemuno aušros, socialdemokratų, vardan Lietuvos, valstiečių, Lietuvos Lenkų rinkimų kandidatus, palaikytumėt tuos atstovus, kurie rungėsi antrajame ture ir aktyviai dalyvautumėte rinkimuose. Dabar noriu suteikti žodį kolegai Linui Kukuraičiui, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovo. Dėkuoju, Rita. Dėkuoju visiems, kurie dalyvavo spaudos konferencijoje. Tikrai iš tiesų mūsų tikslas šios konferencijos visus maksimaliai pakviesti dalyvauti antram ture. Taip jau nutinka, kad antras turas yra kur kas mažiau aktyvus negu pirmasis. Net ir važiuojant čia, stebint tas apylinkes, kur yra balsuojama iš ankstinių balsavimų, eilės yra kur kas trumpesnės, kai kur iš vis jų nėra, lyginant su tuo, ką mes stebėjom prieš 3 savaitės. Tai tikrai norisi pakviesti žmonės, kelkimės ir eikime į rinkimus, nes pirmas turas parodė, kad rinkėjų bendrai yra daugiau negu 20 metais.
Ir žmonės atėjo tam, kad pakeistų valdžią. Akivaizdžiai šitas balsavimas parodė, kad žmonės nori kitokio santykio, valdžios ir žmonių santykio, nori kitokios politikos, labiau kairesnės politikos. Ir dėkojame už tuos išreikštus balsus, išreikštą šią poziciją, bet net ir tas rinkimų, dalyvavimo intensyvumas, kurį mes turėjom pirmam ture, vis tiek jis yra palyginus nedidelis. Virš 50%, bet jis yra, reiškia, kad pusė mūsų rinkėjų neatėjo. Einant pas žmonės, kalbantis, nuo durų prie durų, susitinkant žmonės yra nusivylę. Jeigu klausia, kodėl neateina, tai sako, nesvarbu kokia valdžia, bus taip pat blogai. Ir čia reiškia, kad žmonės yra praradę ryšį su valdžia. Reiškia, nebetiki, kad valdžia kažkaip atstovaus jų interesus, kad valdžia girdės jų rūpesčius, jų skausmą ir jų lūkesčius. Tai rinkimai yra ta vieta, kur galime išrinkti tokią valdžią, kuri girdi, kuri kalbasi, kuri susitinka su žmonėm. Ir tiek iš Kęstučio tą girdžiu, tiek iš čia turbūt iš visų, kad būtent mes norime būti tokia valdžia, norime girdėti, norime kalbėtis, norime demonstruoti visai kitą politinę kultūrą, negu turėjome šią kadenciją. Ir tai sieksime užtikrinti, jeigu turėsime jūsų pasitikėjimą. Dabar apie šį turą. Antrasis turas, kaip ir minėjau, visą laiką yra mažiau aktyvus. Vietose jis netgi trečdaliu yra mažiau aktyvesnis. Ir kas mane nustebino, kai pasižiūrėjau 20 metų rinkimų rezultatus, tai būtent vilniečiai yra mažiau aktyvus negu Lietuvos vidurkis. Tai gali būti, kad tai nutiko 20 metais dėl to, kad Vilniuje buvo pasirinkimas tarp dešinio arba tarp dešinio ir tada kiti rinkėjai nebetėjo. Bet šiemet mes turim kitokią situaciją. Vilniuje turim pasirinkimą. Galim rinktis kairę arba dešinę. Ir čia tikrai kviečiu tuos žmonės, kurie nori ir Vilniui pokyčio, nori tos politinės jėgos pokyčio, tai ypatingai susitelkti ir ateiti. Ir ateiti tas vienmandatės, kurios paprastai užmiega antrajame turi. Tai aš čia paminėsiu Justiniškių, Viršuliškių, Šeškinės Šnipiškių, Lazdynų, Verkių, Naujamiesčio vienmandatės, kuriuose žmonės mažiau aktyviai dalyvauja antram ture negu visoje Lietuvoje. Ateikit, ten yra pasirinkimas tarp dešiniojo ir kairio politiko. Ir nes dešinieji ateis. Dešiniųjų politikas ateina, sningant, lyjant, žinom jų ištikimybę, o visiems kitiems, jeigu norime kitos politinės jėgos, turime susitelkti. Taigi, kviečiu ateiti, palaikyti ir jeigu net tie du kandidatai, kurie yra, jums nepatinka, arba matot, kad net ir vienos politinės pusės, siūlau rinktis vis tiek ateiti ir išreikšti savo balsą ir netgi rinktis, ir kai klausia, kokiu būdu rinktis, tai rinktis tuo jėzuitišku principu, mažesnį blogį. Šiuo atveju, jeigu mes mąstome apie kas yra mažesnis blogis mūsų šaliai, tai yra tvari centro kairės koalicija. Tai yra, jeigu net esam dešinysis rinkėjas, tai būtų tvarus tvari centro kairės koalicija, nesudurtinė, ne kažkokia prijungtinė, ne dar kažkokia, bet ta, kuri galės imtis atsakomybę ir valdyti šalį tvariai 4 metus, tai yra mūsų visų valstybės piliečių prerogatyva. Tai dėl to, kai net jeigu esate dešinysis rinkėjas, ateikit ir balsuokit ir rinkitės tą sprendimą, darykite, kuris leistų tokiai pozicijai suformuoti, nes dešinioji koalicija po pirmo turo akivaizdu, kad nebebus įmanoma jo suformuoti. Tai stipri centro kairės koalicija yra mūsų ateities galimybė. Tai dėl to kviečiu palaikyti ir kairiuosius rinkėjus keltis ir ateiti, ir dešiniuosius rinkėjus rinktis netgi tuos sprendimus, kurie padėtų šią koaliciją užtikrinti. Ačiū. Dėkoju kolegai Linai Kukuraičiui ir taip pat kviečiu pasisakyti Agnę Širinskienę, Nemuno aušros atstovę ir Seimo narę. Tai gerą dieną visiems ir tikrai norėčiau padėkoti visų pirma
tiems rinkėjams, kurie pirmame ture balsavo už centro kairės kandidatus, tai ne tik už mūsų Nemuno aušros partiją, bet ir už kolegų atstovaujamas partijas, nes iš esmės tas pasirinkimas, o ne balsavimas už valdančiąją daugumą ir konservatorius lėmė galimybes Lietuvoje pradėti galvoti apie pokyčius ir atitinkamai vėlgi pirmasis turas parodė, kad kiekvienas balsas yra labai svarbus. Mes turėjome, kur vienetai balsų lėmė Panemunės, tarkime, kandidatų linkimą. Mes matėme, kad geri šimtai balsų jų buvimas arba nebuvimas gali lemti netgi atskirų partijų buvimą ar nebuvimą parlamente. Tai visiems tiems, kurie dažnai skeptiškai aplankyti namuose, nes tenka tikrai nemažai vaikščioti ir girdėti tą patį, ką kolega Linas sakė, kad žmogus atidaręs duris sako, aš nedalyvausiu dėl to, kad mano balsas nieko nelemia. Tai pirmasis turas, jo balsų perskaičiavimai, tie balsų skirtumai, kurie buvo nedideli, jie iš esmės yra geriausias įrodymas, kaip 1, 2 ar 3 balsai gali nulemti pokyčius ir iš esmės esminius pokyčius valstybėje. Tikrai dėl tos priežasties labai prašau visus, kurie balsavote ir buvote aktyvūs pirmajame ture, neprarasti to aktyvumo. Labai tikiuosi, kad tie žmonės, kurie galbūt dėl kažkokių priežasčių negalėjo dalyvauti pirmajame ture, persigalvos ir pasieks rinkimų apygardas, nes yra ir šiuo metu vykstantis išankstinis balsavimas, yra galimybė ateiti tikrai pakankamai ilgas balsavimo laikas ir sekmadienį, tiesiog išsakant savo principinę poziciją, nes Lietuva, kaip bevertintumėm, pribrendo pokyčiams ir pirmasis turas, matyt, tas įgytas centro kairės pasitikėjimas yra geriausias įrodymas, kad tie pokyčiai gali būti, nes iš ties, kiek balankytum žmonės, visi vardina tas pačias problemas, ne tik sveikatos apsaugą, ne tik iš rajonų, regionų pabėgusias mokyklas ir sutelktas rajonų centruose, įvardina ne tik energetikos kainas, kas matyt vėlgi taps dideliu iššūkiu nuo sausio mėnesio energetikos sektoriui dėl kuro akcizų pabrangimo, tačiau įvardina kartu ir esminę problemą, kad valdžia nesišneka su žmonėmis, o vienintelis kalbėjimasis yra labai arogantiškas. Tiesiog žmonės segreguojant į įvairias grupės, juos aplipinant įvairiomis etiketėmis arba bandant įjungti tą dabar įvardinamą cancel atšaukimo kultūrą ir tokiu atveju kitaip mąstančių žmonės išjungti bendrai iš socialinės erdvės. Tai norint, kad to nebebūtų, norint jaustis valstybėje pirmiausiai saugiai ir nebijoti kalbėti, iš tiesų tas mūsų visų dalyvavimas antrame rinkimų ture ir pasirinkimas centro kairės kandidatų yra esminis dalykas tam, kad Lietuvoje įvyktų pokyčiai. Tai apibendrindama tą mūsų tokią diskusiją tikrai jungiuosi prie kolegų raginimo, kuris yra išsakytas, nebūkite abejingi, būkite aktyvūs, stebėkite pažeidimus, paraginkite savo kaimynus, draugus ir pažįstamus, tiesiog be mūsų visų aktyvumo, be aiškaus pasisakymo už pokyčius mes matyt valstybės kūrimui tikrai padarytumėm gana daug trikdžių. Aktyvumas atitinkamai yra būtina sąlyga, kad valstybė galėtų toliau progresuoti, galėtų evoliucionuoti ir atitinkamai kurti tą darnią gerovės visuomenę. Dar norėjau kelis žodžius pridurti Kęstutis Vilkauskas. Ačiū. Mėly rinkėjai, tai socialdemokratai nuoširdžiai dėkoja už jūsų balsus ir už tai, kad socialdemokratų partija gavo daugiausiai balsų, bet aš noriu pabrėžti, tai ką ir visi kolegos čia sakė, kad turi būti vieningi ir vieningai ateiti ir dar kartą balsuoti už mūsų visų partijų kandidatus. Ir tai dėl to labai svarbu, kad ateitų tas rinkėjas, kuris dar neapsisprendė. Kreipiuosi į tuos, kurie neapsisprendė, kurie neina balsuoti. Žmonės tikrai ateikite, nes tada jūs galėsite
pareikšti ne tik tai pagarbą savo pačiam kaip žmogui, kadangi dalyvaujate tuose procesuose, bet ir galėsite kartu su mumis keisti tą situaciją. Būkime kartu, būkime vieningi ir laimėsime visi. Dėkuoju kolegoms už išsakytą poziciją ir apibendrinant dar noriu pabrėžti, kad vis dėlto kaip niekad yra galimybė tų pokyčių pasiekti, svarbu mūsų vienybė ir svarbu rinkėjų aktyvumas. Kiekvienas balsas yra svarbus, kiekvienas prisideda prie pokyčių ir abejingumas. Tai didžiausia tikriausiai rinkimuose bėda, kuri vėliau nulėmė tai, kokia valdžia valdo, kokia valdžia skiria savo dėmesį žmonių problemoms, o tų pokyčių kaip niekad reikia. Iš tiesų regionai nustekenti, švietimas, žinoma, kiek problemų turi mokytojų švietimo sistema, sveikatos sistema, korupciniai skandalai, kurie negali nueiti kaip nuo žąsies vanduo konservatorių partijai. Ir tikrai mes turime unikalią galimybę pasakyti gana konservatorių arogantiškam valdymui, neįsiklausimui į žmonių problemas, neįsiklausimui į kolegų pasiūlymus, nes viskas vyko buldozeriu, viską tik tai žino vienintelė nepakartojama konservatorių partija, bet taip nėra. Žmonės signalizuoja, kad tikrai susiduria su daugelį problemų, skurdas didėja atskirtis regionų ir miestų ir to pokyčių reikia pasiekti būtent ateinant į rinkimus. Yra posakis, kad negali kritikuoti valdžios, jeigu tu nedalyvavai rinkimuose. Tai kiekvienas dalyvaukite ir vėliau iš savo išrinktų atstovų reikalaukite šitų pokyčių. Šiandien aš noriu paklausti dar žiniasklaidos atstovų, ar turite klausimų mums. Yra klausimų, tai prašau paklauskite ir sakykite, kam konkrečiai jį adresuojate. Taip, tai sveiki, esu Vaidotas Brokas iš LRT radijo, tiesiog noriu pasitikslinti dėl minties, kuri buvo išsakyta pačioje pradžioje. Ar teisingai suprantam, kad per antrąjį rinkimų turą visų partijų atstovų, kiek jūsų čia yra, visos partijos remsit vienas kitą per antrąjį rinkimų turą? Patikslinkit. Taip, aš noriu patikslinti, ten, kur mes jungiame su konservatoriais, mes remiame kurios nors kitos partijos atstovų. Ten, kur yra kombinacija kitokia, tiesiog linkime sėkmės mūsų kolegams, kad laimėtų kuris nors, sakykime, centro kairės atstovas. Tai šita žinutė yra aiški ir prašome dėl to mūsų rinkėjų ir aktyvumų, ir palaikymų. Papildysiu. Mūsų toks tiesioginis įpareigojimas tai yra su socialdemokratais, kad tikrai vieni kitus paremsim ten, kur nekonkuruojam tarpusavį. Visur kitur sprendžiame pagal apygardas. Ir daugeliu atveju panašiai susidėlioja, kaip gerbiama Rita įvardino, bet tai yra tikrai toks individualus žiūrėjimas pagal apygardas ir yra ir kitokių variacijų, negu kad tas bendrinis principas, kurį Rita įvardino, bet stengiamės, reiškia, su socialdemokratais visiškai išlikti tam sutarime, kuriame esam, o kitur, kaip sakiau, derinam individualiai. Aš irgi matyt tada papildysiu, nes mūsų valdyba taip pat yra priėmusi sprendimą niekur neremti konservatorių, liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos, o dėl to, kur kitose turuose susiduria mūsų kolegos iš centro kairės, tai paprastai dėl paramos priima sprendimą tas vienmandatininkas, kuris yra vietoje, matyt, geriausiai žino situaciją. Tai mes turim tą galimybę, aišku, garbingai konkuruodami kai kur ir patys su kolegomis socialdemokratais ar kitais atstovais, tai tam be abejo jau stovime ir agituojame už save, bet visur kitur, tai agituojame už centro kairės kandidatus. Aš tai tikrai noriu padėkoti už paramą mūsų socialdemokratų kandidatams, nes mūsų kandidatų yra daugiausiai.
vienmandatė išėjusių į lyderiaujančių daugiausiai, tai tikrai nuoširdžiai dėkoju visom politiniam jėgom, kad remia mus, mes irgi atitinkamai taip pat atsilyginam tuo pačiu, tikrai stengiamės tuose vietose, kur, sakykime, susikerta mūsų ten interesai rinkimuose, tai tikrai elgėsi labai tolerantiškai ir gerbdami savo konkurentus. Taigi, nuoširdžiai dėkoju dar kartą visiems čia ir manau, kad dar kartą pasikartosiu, kad nugalėsime visi. Taip pat noriu paantrinti ir pasakyti poziciją konkrečiai mūsų partijos, Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos, kad mes remiame visur, kur yra Lietuvoje apygardose konkurencija su konservatoriais, tai mes palaikome kitą kandidatą, jei tai aišku ne Laisvės partijos kandidatas. Ten tikrai mes visiškai nepalaikome nei vieno kandidato. Ir taip pat tikimės kolegų paramos 3 apygardose, kur yra mūsų partijos atstovai Vilniaus pietinėje, Naujosios Vilnios apygardoje ir Riešės apygardoje. Išrinkime stiprius politikus ir vėliau tikrai bus lengviau ir formuotis valdančiai koalicijai, kas aišku visą tai paliekame ir šiandien nėra tai mūsų spaudos konferencijos tema po rinkimų, po rinkėjų sprendimo, kokia valdžia turi būti mūsų valstybėje. Jei kitų klausimų neturime, tai labai noriu padėkoti visiems dalyvavusiems spaudos konferencijoje, linkėti aktyviai dalyvauti rinkimuose, visiems mums palinkėti sėkmės rinkimuose ir beliko kelios dienos. Noriu taip pat dar pasakyti, kad jau vyksta išankstinis balsavimas antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį. Galima balsuoti visose Lietuvos savivaldybėse ir taip pat punktuose, kurie įrengti papildomai. O penktadienį ir šeštadienį vyks balsavimas namuose. Visi, kas turite teisę balsuoti namuose dėl negalios, lygos arba sulaukus amžiaus, tą turi užtikrinti jūsų apylinkių komisijos, jas verta pasikreipti ir tokio balsavimo pareikalauti. Ir sekmadienis, spalio 27 diena, pagrindinė rinkimų diena, kuomet mes visi ateisime prie balsadėžių ir pasakysime išreiškime savo nuomonę ir manau, kad įvyks tas dalykas, kad mes visi pasakysime gana konservatorių valdžiai. Šiandien dėkoju visiems už dėmesį ir linkiu gražios dienos.